Pirmoji profesionali Lietuvos golfo žaidėja Gilė Bitė Starkutė tęsia intensyvų sezoną Jungtinėse Amerikos valstijose antrajame pagal pajėgumą Epson ture, o paskutiniai pasirodymai turnyruose vainikuoti dviem solidžiais rezultatais. Viename iš jų Mičigane lietuvė užėmė 46 vietą. Tai manau visas dienas geriausia dalis buvo ilgas žaidimas. Tarsime, driveris skrenda puikiai, guldausi gan arti duobutės ir pirmas dienas dar krito ir patai. Po kelių dienų maždaug 150 sportininkų rinkosi į Indianoje vykusį turnyrą. Nepaisant griaustinių, permainingų oro sąlygų ir milžiniškos konkurencijos, būtent čia Starkutė fiksavo kol kas geriausią pasiekimą šiame debiutinėme Epson turo sezone, kai užėmė 31 vietą. Rafas tankus ir aukštas, labai greiti grynai, žiauriai greiti grynai ir labai kieti, tai kamuoliukas šokinėja. Ir aišku, popietinės audros, kurios nelabai linksmai padarė 2 dienas. Bendrame Epson reitinge lietuvė pakilo į rekordinę savo 101 poziciją. Jei iki sezono pabaigos pavyktų nenukristi žemiau 130 vietos, lietuvė išvengtų pirmojo atrankos į prestižinio LPGA turą etapo, kuris rugpjūčio mėnesį vyks Kalifornijoje. Tai sezono vidurys jau labiau į antrą pusę, bet tai dar laukia apie 8 turnyrai. Ir reikia tikėtis, kad aš juos pateksiu visus, dėl to, kad statusas keičiasi, reikia žaisti gerai tam, kad žaistum toliau. Į Epson turo turnyrus iš viso registruojasi 150 žaidėjų, tačiau dalyvauti gali tik 144. Sportininkėms per varžybas tenka dalyvauti bei keliauti po skirtingus Amerikos miestus bei valstijas. 144 žaidėjus, yra kelias iš LPGA, daug žaidėjų. Gero lygio žaidėjas, lyderės yra ties -12, tikriausiai -15. Tai, kaip sakant, lygis yra aukštas. Starkutė šiame Epson turo sezone išlieka vienintelė, sugebėjusi atlikti itin retą ir sudėtingą pasirodymą, kai duobutį įveikti užtenka 2 smūgių. Naujasis golfo turnyro ciklas jau Liepos 10 dieną prasidės Konektikute.